Sveikos brangiosios ir brangieji. Iš tikrųjų truputėlį apleidau kanalą, labai daug buvo darbų ir šiandien turiu laisvą valandėlę ir galvoju, reikia jūs pradžiuginti naujų video. Žinot, šiandieną tokia mintis atėjo, padarysim tokią temą, ar jis nori rimtų santykių, ar tai tik žaidimai. Nes žinot, viena yra kalbėti, transliuoti į aplinką, ar ne, vat, sakyti taip, taip, aš noriu čia rimtumo, o viduje žmogus visai gal nori ko kito. Ir va šiandien pamatysim, pažiūrėsim, ką mums parodys būtent pa žmogų vat giliai viduje, ko jisai iš tikrųjų nori. Ar reikia jam to rimtumo, ar vis dėlto čia toks žaidimas labiau. Tai va, tai šiandien, žinokit, variantų nebus. Su viena kaladė mes žiūrėsim jūsų truputėlį signifikaciją, kad jūs atpažintumėt save. Tada keliom kortom, taip trumpai pažiūrėsim jį, kad atpažintumėt, ar tai jis. Ir tada su kita kaladė jau žiūrėsim pačią situaciją, taip? Ar jisai nori tų rimtų santykių. Na ką, gerai, tuomet nieko nelaukiant, manau, pradėsim. Tik žinot, dar pridursiu trumpai, kad pratęsiu aš vis dėlto nuolaidą sielos formuliai iki balandžio 15 dienos, lygiai iki mėnesio vidurio, todėl kad kiekvieną mielą dieną vis gaunu dabar žinutes, ar dar pratęsiu tą nuolaidą, kada vėl bus nuolaida, ir aš taip supratau, kad ne visos dar tikrai, ne visi spėjo pasinaudoti galimybę, tai tebūnie iki balandžio 15 dienos. Nieko aš dabar plačiai apie tą sielos formulę nekalbėsiu, tik priminsiu, kad tai yra astrologija, tai nėra taro. Visą aprašymą galite paskaityti mano kanale, ar ne, ten bus aprašas, nes ta prasme, čia informacija būtent tom, kurios vat, vis rašėt, klausėt, ar bus ta nuolaida, ar bus, ir kad nespėjo pasinaudoti, ar ten video pamatė tik tai mėnesio gale apie tas nuolaidas. Tai nenoriu dabar plačiai apie tai kalbėti vėl, apie sielos formulę. Viską galite paskaityti ten aprašyme, ar ne, kurios galbūt nežinote, kas tai yra. Arba galite man jau parašyti į e-mailą arba į telefono numerį ir aš jums papasakosiu, kas tai yra. Dabar plačiai į tai nesiplėsiu. Tik tai priminiau, tiesiog pratęsiau nuolaidą iki mėnesio vidurio, iki 15 dienos. Tai prašom, kas nepasinaudojot, kas labai norėjot, naudokitės galimybę. Gerai, tai tada pradedam. Šitą kaladę kol kas į šoną. Pažiūrėsim trumpai jūsų signifikaciją. Pažiūrėsim, kokia esate jūs. Arba galbūt man parodys, kokia pas jūs dabar situacija, galbūt kas pas jūs vyksta, kažkas tokio ryškiausio, svarbiausio. Palaukit, čia filmuoju. Aš žinokit, kartais pasitikrinu, ar tikrai filmuoju. Galva taip truputėlį. Toj sekundėlę aš gal kad čia gerai matytųsi jums. Nu, tikiuosi matosi. Gerai, žiūrim. Tada jūsų signifikacija, kokia esate jūs, arba kas pas jūs šiuo metu ryškiausia vyksta. Čia dabar. Oi. Nu, va, žiūrėkit, kas pas jūs vyksta. Dabar kažkokia tai
užstingusi, neaiški situacija. Galėjo nesenai būti pas jūs kažkas labai rimto nutikti. Kivirčas, konfliktas, pykčiai kažkokie, apsižodžiavimas. Galbūt, nesvarbu, ar tai su kažkokiu tai vyru susipykot, ar galbūt su šeimos nariais. Man nerodo konkrečiai, ar ne, persona, su kuo tai galėjo įvykti, kol kas bent jau. Bet ką rodo, tai dar žinot, kokia energija galėjo pas jūs kelios dienos, kaip labai skaudėti galvą, stipri migrena. Galbūt jau kenčiat nuo galvos skausmo, galbūt vaistus geriat, nepadeda vaistai nuo galvos skausmo. Kažkokia yra situacija, kuri jūs neramina, jinai tokia pakibusi, jinai kažkokia ilgą laiką neišsisprendžianti. Bet atrodo, norisi jau padėti tašką išspręsti, o jinai neišsisprendžia. Tai gali irgi jums kelti galvos skausmą, tiesioginė to žodžio prasme. Ta prasme, iki tiek jau gali būti bloga nuo tos situacijos, kad fiziniam lygmenį, bet iš tikrųjų skauda galvą, ar ne? Ir kelios dienos gali būti kažkokia migrena, nepraeit kažkokie skausmai ir panašiai. Gerai, dar. Sakau, matot, jinai neišsisprendžia, atsiprašau, situaciją. Norėtųsi jau padėti tašką, pabaigti, galbūt, išsikalbėti kažkaip, ar ne, nepasibaigia, nėra padėtas. Gerai, palaukit, plačiai nesiplėsiu, dar papildysiu. Čia konkrečiai su vyru kažkokiu. Čia galėjo įvykti konfliktas su vyruku. Jisai gali būti vandens stichijos. Tai pas mus skorpionai, žuvys ir vėžiai. Arba jisai tokiose energijose. Kaip sakau, jie tokie, jeigu pliusė pragyvena savo energiją, tai jie labai empatai, tokie romantikai, jautrus ir labai švelnus vyrai. Moka su moterimi elgtis, o jeigu minusė pragyvena, tai jie yra tokie makarončikai, kaip vadinu, jie kabina ant ausų makaronus, jie daug žada, mažai duoda, įsižeidžia, bet ta jų empatija nueina į minusą ir jie pasidaro tokie aukos vaidmenį, tada tu čia man to nedadai, man čia meilės per mažai, čia tu, žodžiu, daugiau kaltinimų nei ten realių faktų, ar ne? Tai čia konkrečiai galėjo įvykti kivirčas, bet aš kol kas nematau, ar čia jūsų kažkoks, kad bus čia koks darbdavys, čia vargu, ar ne? Pažiūrėkime, čia gali būti susijęs su... Čia iš vis, žiūrėkit, čia dabar ne visom, bet kažkam konkrečiai. Pas kažką išaiškėjo situacija, kad moteris turi 2 vyrus. Išaiškėjo melagystė, kad, pavyzdžiui, galbūt bendraujate. Žiūrėkit, 7 kardai, 2 vyrai, ar ne? Bokšto karta. Ta prasme, tai yra, buvo kivirčas, konfliktas, arba tarp 2 vyrų, arba konkrečiai pas jūs galėjo būti kivirčas, konfliktas kažkoks su vienu vyru dėl kito vyro. Jo, kitas vyrukas gali būti ugnies stichijos. Tai pas mus šauliai, liūtai ir avinai. Bet nebūtinai, galbūt jis tiesiog tokiose energijose, tokiam temperamente. Čia įdomu, čia žinokit, kas įdomiausia, čia aš klausiu jūsų signifikacijos, bet man kol kas apie jūs rodo tik jūsų situaciją, kas pas jūs nutiko. Čia kažkam labai tikslinga, žinokit, informacija, tik nesenai, arba buvo, arba vyksta kažkas tokio, kažkokia tokia drama.
dėl 2 vyrų. Oh. Gerai, gal man dar parodys truputėlį apie jūs. Kokia esate jūs. Nu, bet žinokit, ir ta informacija apie jūs, vat, matosi, kad pas jūs matyti dabar kol kas ta būsena, kol kas tokia, šiaip iš esmės tai galbūt didelė empatija, iš tikrųjų labai gili asmenybė, užjaučianti, empatiška, galbūt gilinatės į kažkokias praktikas, į ezoteriką, į kažkokias vat, pasąmonės gilumas, galbūt medituojate, gilumos, čia vat, labai gili moteris. Šiaip iš esmės, jeigu ne ta situacija, tai jūs rodo gyvenime ganėtinai subalansuota. Jūs nesate kažkokie vėjavaikiai išsitaškius ar ten kažkokia per daug, nu, va tokia balansė, žinot, atrodo moteris, va žinanti savo kainą, žinanti, ta prasme, čia net tokia, žinot, eina informacija, kad net, pavyzdžiui, ten kokie keli kilogramai, ar ne, papildomi jūsų net, jums galvos dėl to neskauda, jūs ir taip, va žinot, aš ir taip graži, aš ir taip gerai atrodau. Nu, ta prasme, čia nėra, čia vat kažkaip atrodo, moteris žino savo kainą. Jinai kažkaip nepergyvena ten dėl kažkokio, tai sakau, vat papildomo kilogramo, ar ten kažkaip, vat, toks jausmas mane ir taip įsimyli. Ar, nu, vat, žinot, nu, vat kažkokia tokia energija. Labai subalansuota ganėtinai. Bet tik tai, vat, žinot, tą situaciją, vat šiuo metu man rodo, kad jūs labai kažkaip išbalansavo. Tas viduj kažkokia tuštuma, galbūt liūdesys, aplamai ganėtinai karingai dabar nusiteikusi. Galbūt dėl to, kad nesenai tai įvyko, galbūt kažkoks konfliktas, galbūt va, tas aiškinimasis dėl tų vyrukų ir jūs dabar rodo energijose pažas kardų, ar ne, tai va tokia pasišiaušus truputį, ar ne, va tokioj jaunatviškoj karingoj energijoj, va taip atrodo. Bet šiaip iš esmės esate tikrai, bet labai, sakau, labai gili asmenybė, jūs galbūt tikite, bet visais tais dalykais, reinkarnacijom, tikit čakrom, kaip mus veikia, vat, tas energetinis planas, turite labai aiškias šeimininės vertybės. Jo, jūs galite būti, tuoj pasitikslinsiu. Nu, manau, kad yra tokių kortų, kurios vat, galvočiau, kad galite būti ir žemiškos stichijos pati. Nu, vat, žemiškų zodiako ženklų, arba jum yra labai savita, vat, tie žemiški zodiako ženklai, tokie įsižeminusi, su šeimininiam vertybėm, papročiai, tradicijos jums svarbu, turite savo nuomonę, kad taip elgtis galima, taip negalima. Nu, vat, jo. Nu gerai, gal dar kažką parodys, pažiūrėkim. Čia vat šiandien įdomu, ne tiek stipriai jūs apibūdina, kiek vat situacija, kas pas jūs čia gal nesenai vyko ar dabar vyksta. Jūs galbūt turite 2 vaikus. Jo, nu vat išeina, čia yra keli variantai. Arba jūs esate žemiškos stichijos, arba ugnies. Nėra čia pas man, nėra labai daug kortų, kad pavyzdžiui būtumėt
vandens stichija arba pavyzdžiui oro stichija. Čia man labiau miksas, nebent gal jūsų, pavyzdžiui, jeigu esate ugnies stichijoje, bet pas jūs daug, kas darėsi sielos formulę, galbūt matėt, kad daug planetų pas jūs Žemės zodiako ženkluose, ar ne? Irgi taip gali būti. Arba jūs tiesiog esate ugnies stichijos, bet esate gerai uždirbanti, gerai stovinti, kaip sakyt, stabiliai moteris ir gerai įsižeminusi. Va taip. Čia konkrečiai išeina kaip lazdų karalienė, ar ne? Ir man rodo kažkodėl 2 vaikai. Jūs galite turėti 2 vaikus. Galbūt mergaitė, berniukas. Gerai, pažiūrim, dar kažką pasakys apie jūs ar ne. Dabar žinokite, jūsų būsena prasta kažkokia. Taip ir norisi pasakyti, kažkokia velniava vyko čia pas jūs. Sakau, jo, čia žinokit, kažkoks tai buvo. Galbūt dabar jums irgi galva skauda dėl to, kad, pavyzdžiui, vienas vyras sužinojo. Dabar kažkokios gali būti pas jūs mintis apie būstą. Ar kaip čia, ar gyvensim, negyvensim kartu, arba kur man reikės gyventi. Ar gal išsikraustyti, ar kaip čia dalintis. Čia gali būti, kad galbūt galvojate, kaip čia reikės pasidalinti dabar, bet kažkokios jums mintis sukasi paskutiniu metu apie būstą. Ar čia, kad jums reikės gal dalintis, kaip namus dalinti, galbūt kur išsikraustyti, arba galvos skausmai dėl būsto, suprantat? Gerai, man atrodo, čia pakankamai tos signifikacijos, jau turėjot atpažinti save, jeigu tai jūsų situacija. Primenu, netempiam svetimos informacijos, jeigu jaučiate, kad tai ne jūsų, galite žiūrėti tiesiog įdomumo dėlei, arba, žinot, nereikia paskui rašyti komentarų, pavyzdžiui, kad ten visiškai neatpažinau ir ten ne apie mane, ar ne. Tai tiesiog, bet jeigu girdite, kad ne apie jūs, aš kiekvieną kartą kartoju, tai praleiskit. Jeigu išgirdus signifikaciją girdite, kad ne apie jūs, tai nereikia komentarų rašyti, žinot, kad ten ne apie mane, ar ten ne mano vyrukas, ten ar net pažinau savęs. Ta prasme, čia reiškia ne apie jūs šiandien, ne jūsų siela atėjo į pokalbį, ne jūsų situacija, ar ne? Tai kažkam tai yra konkrečiai tikslinga, eina informacija, ar ne? Tai reikia išgirsti savo, reikia būti sąmoningiams, ar ne, išgirsti tą informaciją. Jeigu girdite, kad tai apie jūs, tai klausom toliau. Jeigu girdite, kad tai visiškai ne apie jūs, ne jūsų situacija, tiesiog laukiam kito kortų skaitimo, žinot, ir praleidžiam. Nereikia apsikrauti nereikalingą informaciją, žinot. Pažiūriu, filmuoja. Gerai. Pažiūrim apie jį. Ar jis nori rimtų santykių, ar tai tik žaidimas. Bet ne, vis dėlto pažiūrim jo signifikaciją. Pažiūrėsim su ta kita kaladė. Dabar pažiūrim dar kelias kortas apie jį, ką parodys, koks jisai.
Nu, šiaip tai toksai, žinot, ir vienu metu labai gali būti temperamentingas, karštas, konkrečiai vat, gali būti ugnies stichijos, ar ne? Bet irgi, bet panašiai kaip ir jūsų energija, labai panaši irgi ir įsižeminęs. Gali gerai, nu, kaip sakyti, geras pareigas užimti, gerą darbą turėti, gerai uždirbti. Tokia dar eina informacija, kad jisai galbūt nesenai galėjo jums padovanoti kažkokį papuošalą. Galbūt kokį nors vėrinį, galbūt auskarus, galbūt kokį žiedą, vat nesenai iš jo galėjote sulaukti kažkokios va tokios dovanos. Šiaip tai rodo į tokioj ganėtinai jaunatviško energijoje, nesvarbu kiek tam žmogui metų, jisai toksai ganėtinai galbūt moka prajuokinti, galbūt pas jį toks humoras savotiškas, ar ne? Toks kartais atrodo vaikiški juokeliai, bet jie prajuokina. Vat, čia noriu to dar pasitikslinsiu truputį. Nu, bet ir tokia, žinokit, truputėlį kaip ir energija nėra tokia bloga, žmogus atrodo kaip ir vat, toks ir darbštus, ir galbūt gero humoro jausmą turi, bet jisai truputėlį, žinokit, ir yra manipuliatorius, toks mėgstantis kartais tam tikrą dieną, tam tikrų laikų, prie tam tikrų žmonių užsidėti kaukę. Jūs galite pastebėti, kad jis, pavyzdžiui, vienaip elgiasi prie jūsų, kitaip prie kitų žmonių. Jisai toks yra truputėlį manipuliatorius. Jisai žiūri, kaip jam palankiau, kaip geriau. Ta energija tokia, jinai nėra tokia, kad visai būtų kažkoks melagis ten, nu ne, bet kažkiek manipulacijų, naudos iš jo pusės eina. Žinot, žiūri kartais, kaip jam palankiau, su kuo bendrauti, kur, kokią, kada kaukę užsidėti. Va taip, žinokit. Nu, čia, žinokit, daug jaučiasi ugnies stichijos. Tai vad sakau, arba pas jį daug planetų ugnies stichijoje, arba jisai konkrečiai yra ugnies zodiakas, ar ne? Ir šiaip gali būti toks kartais neapsisprendęs, jums gali kartais atrodyti, kad vat, gali tokį vaizdą daryti, kad jisai vat, kažką reikalus sprendžia, daro, nu vat atrodo čia kovoja su vėjo malūnais, bet galutinio to rezultato nesimato. Jis toks kažkoks truputėlį, ta energija tokia neapsisprendusi, žinokit. Vat, toks, vat, galite, būdama su juo, bendraudama su juo, jausti tą tokį neapsisprendimą. Nu, nesvarbu kokioj tai sferoj. Ten, net taip primityviai kalbant, vat, jis ten gali mėnesį galvoti, kokią čia mašinos markę geriau pasiimti, arba ten kokią moterį pasirinkti, ar į kurį, ar į vieną, ar į kitą darbą. Tai prasme, jisai kažkoks toks, nu, neapsisprendęs. Vaizdą tokį gali daryti, kad, vat, kaip čia reikalus sprendžia, kaip čia viskas greitai ir panašiai, bet viskas labai užsitęsia, atrodo. Jo tie visi sprendimai, kažkokie pasirinkimai labai išsitempia. Tai va tokia energija jaučiasi, tokia neapsisprendusi.
Jisai vat labai, žinokit, pas jį gali būti daug baimių dėl finansų. Vat tie patys neapsisprendimai, jie visi vedini materialaus plano. Jis, pavyzdžiui, gali bijoti padaryti netinkamą sprendimą, kad tik neprarast pinigų, kad tik, kaip sakoma, žinot, nepapult ant pinigų, kad tik tai jo ten nieks neapgautų, kad tik tai vat, visos baimės praktiškai vat, ir tie neapsisprendimai yra vedini baimės prarast pinigus. Pinigus, materialų, tą tokį jo, va tos baimės, vat grinai. Nu, materialistas. Čia tikrai jaučiasi materialistas. Nu, kaip pavyzdys, jeigu žmogus kažkokiuose, nu, pavyzdžiui, turi kitą šeimą, ar santykiuose, ar ne, jisai bijos skirtis vien dėl to, kad nelikti su nuogu užpakaliu ten, ar be pinigų, ar ne. Jeigu ten kažkoks pasirinkimas tarp darbo, tai bijos, kaip čia, vat, kurį laiką bus dėl tų pinigų ir ar čia man verta ir bijos tą tokį sprendimą padaryti. Nu, nežinau, aš čia nenoriu tiek plačiai plėstis, manau, jūs supratot. Čia baimė nuolatos dėl pinigų. Baimės dėl pinigų. Prarasti, kažkaip pralošti, nu, čia netiesioginė to žodžio prasme pralošti, bet neteisingą sprendimą priimti ir prarasti. Maždaug taip. Tai va, manau, atpažinot ir save, ir jį, kad labai plačiai čia neužsikalbėt su tom signifikacijom. Aš truputėlį atsigersiu. Gerai. O dabar mes pažiūrėsim, ar jis iš tiesų nori rimtų santykių, ar tai tik yra žaidimas. Šitos kortos labai slidžios, labai. Gerai, žiūrim, ar jis nori rimtų santykių. Nu, čia labai įdomu, žinokit. Žiūrėkit, čia kaip ir buvo ta signifikacija tarp dviejų vyrų, žiūrėkit. Čia konkrečiai šiandien kažkam eina informacija. Bet jeigu jūs renkatės iš tikrųjų tarp dviejų vyrų ir tarkim, jūsų dabartinis gal draugas, vyras, jisai yra statuso aukščiau, daugiau uždirba, daugiau turi. Nu, toks, žinot, ir materialiai geriau stovintis, ir galbūt žiniom savo išsilavinimu, nu, nesvarbu, nesiplėsiu, jisai yra aukščiau už jį, ar ne? Pas jį dėl to baimės yra, kad jisai nebus toks geras, kad jisai neturės tiek pinigų,
kad jisai galbūt jum negalės suteikti tiek, kiek jum reikia iš tikrųjų. Labai daug, žinokit, baimių pa žmogų, labai. Baimė būti apgautam, baimė, aplamai jisai gali blogai miegoti, bet galite paskutiniu metu, jeigu bendravote, jeigu šnekėjot, galbūt sakė, kad nemiga, negaliu užmigti, nesimiega, galbūt jeigu žinote, kad ten pamatote socitinkluose prisijungęs, tiesiog nemiega žmogus, mėnulis, 9 kardai, ta prasme, kažkokias baimės, nemigos, 7 kardai, velnias, suprantat? Vat, suprantat, čia konkrečiai baimės dėl pinigų. Čia kaip čia pasakyti, aš per mažas, aš gal per jaunas, aš galbūt per mažai uždirbu, per mažai turiu, aš nebūsiu ta prasme, be proto daug baimių, suprantat? Čia net neina kalba apie ar jisai nori ar nenori, ten vietos nėra pas jį galvoj pamąstymam, ar jisai norėtų, pas jį baimės, pas jį daug baimių ir čia kažkaip pas žmogui nėra vietos kitom mintim. Nesupratau aš čia minčių, tai palaukia, dar pasitikslinsiu. Žiūrėkit, klausiu dar kartą, ar tu nori rimtų santykių? Norėti jisai nori. Čia galbūt jo ir svajonė būtų į naujas perspektyvas su jumis ir panašiai, bet jisai man kartoja tą patį, jisai rodo save, aš pažas, jinai imperatorienė, suprantat, jūs galbūt statuse, jūs galbūt aprūpinta, stabili moteris ir galbūt turite stabilų, ten gerai uždirbantį vyrą, galbūt turite savo verslus, savo namus ir panašiai. Jisai sako, aš per mažas, aš per jaunas, čia perkeltinė prasme, supraskite teisingai, ta prasme, jisai save rodo, įsivaizduokit nuo pažo iki imperatoriaus, įsivaizduojat, koks tai yra kelias. Jisai sako, kiek man reikės kopt, kad pasiekčiau tą lygį. Suprantat, pas žmogų labai daug baimių. Čia šiandien, žinokit, kažkam konkreti informacija. Čia tikrai ne kiekvienai tiks šiandieninis skaitimas. Pažiūrėkit. Prie imperatorienės 9 pentakliai. Jūs galbūt pripratot gyventi gerai. Jūs lankotės grožio salonuose, soliariumuose, prisižiūrit plaukus, nagai, blakstienos, ten gal geri rūbai vardiniai, turite pinigų, galite gal nuskristi kažkur sezono metu, galbūt skraidote ten kokie ten, nežinau, apsipirkti, galbūt šiaip savo Lietuvoj, net galbūt ne Lietuvoj, nesvarbu, kažkur leidžiate savo ganėtinai daugiau negu jis gali sau leisti. Nesvarbu, ar jūs pati uždirbat, ar jums vyras duoda, jūs pripratusi ganėtinai gerai gyventi, kokybiškai, aplink jūs pinigai, suprantat? Statusas, pinigai, galbūt jūs
pakankamai išsilavinusi, galbūt vat, geras darbas, pareigos, galbūt netgi ir apie tai, galbūt ne tiek stipriai dar apie pinigus, kiekvienai tai bus skirtingai, bet pavyzdžiui, galbūt jūs ten turite kelis aukštuosius, dirbate prestižinį darbą, ar ne, vat, su gerų uždarbiu ir, nu, nesvarbu, gal jūs ir neleidžiate tų pinigų ten vardiniam rūbam, bet jūs, nu, va, tą jaučiasi, žinot, statusas, kokybė ir panašiai, suprantat, o jisai yra, kaip pasakyti, keletą rangų žemiau. Nu, pažiūrėjom dar, nu, pakartojam, ar norisi rimtų santykių. Oi, negaliu, žinokit, juokas pačia įva. Klausia, ar nori rimtų santykių, rodo 5 pentaklius. Nu, žiūrėkit. Aš jums parodysiu. Vargšas. Prie bažnyčios. Nu, ta prasme, čia perkeltinė prasme, supraskite teisingai, čia nereiškia, kad jis elgetauja, tikrai ne, bet jis taip jaučiasi, jo tas dvasinis, supranta, čia viskas apie pinigus. Šiandien čia apie statusą, apie pinigus, kad jisai jo baimės, kad jisai nesugebės jums duoti tiek, kiek jūs verta, kiek jūs pripratus, suprantat? Bet šiaip iš esmės jausmai yra, žinokit. Jausmai yra ir noras yra, tik čia, vat sakau, jūsų socialiniai skirtumai gali būti, žinot. Nu, bet jisai, suprantat, jisai vat galvoja, va 10 pentaklių irgi krenta, jis galvoja, kad jūs kaip ir viską turit, jums kaip ir viskas gerai, jisai bijo, kad pavyzdžiui, jeigu jūs būsite su juo, jūs būsite nepatenkinta, būsite apribojimuose, mažai sau leisti galėsit, gal nelaiminga būtumėt, vat suprantat, va taip. Nu, vat sakau, nelaiminga būtumėt, nu, vat pažiūrėkit, kaip kortos šiandien kalba. 9 taurės. Ta prasme, kai žmogus viskuo aprūpintas ir apsirūpinęs, ar ne, vat sako, kad, nu, neužteks jo resursų, kad jūs būtumėt va tokia, kad sėdėtumėt su šypsena, ne, ar ne, kad visko užtektų. Čia, žinokit, žmogus rimtų santykių, jisai tikrai gal ir norėtų, bet pas jį labai daug baimių. Čia, vat, jeigu jūs su juo tikrai, nu, asmeniškai, taip, kaip čia pasakyti, jeigu norėtumėt pati, tai jums dar reikėtų dirbti su jo baimėm. Ta prasme, žmogus gali net, kai pas vyrą tiek daug baimių, žinokit, pasakysiu, jisai gali elgtis truputėlį neadekvačiai. Jūs galite nesuprasti, jis gali dinginėti, atsirasti, jis gali rodyti kažkokį tai, gal net, kaip tai pavadinti, kad man vienodai čia. Suprantat, čia yra čia dėl baimės. Vyrai taip elgiasi iš baimės. Ne, nu, bet šiaip, žinokit, jausmai yra, bet pas jį viduj 50/50, bet suprantat, jisai tiesiog, kaip tai pasakyti, kadangi jis turi labai daug baimių, kad jisai tiesiog pats netems ir kad jūs būsite nelaiminga, kad ateityje ir jūsų pora, tą pavadinkim, net jeigu jūs ir būtumėt kartu, aš atsiprašau, jeigu jums girdisi kriuksėjimas mano prancūziuko, nes kaip visada pas jį ten pietų pogulis, jis ten kriuksė. Vat, suprantat, pas jį baimės, kad vat, nusivils. Baimė, kad jisai nusivils jumis ir kad jūs nusivilsite juo. Kad jisai yra per jaunas, kad nepatempia, kad irgi bus, kad tarkim jūs, jeigu pas jūs planuose, ar yra noras skirtis, pavyzdžiui, ar ne, ir jisai bijo, kad ateityje to paties nebūtų ir su juo. Suprantat, vat, nu čia
Čia tokias mintis pasižino, kad šokinėja 50 ant 50 ir, kaip sako, į очень хочется, į очень колется. Vat, ir labai norisi, ir labai badosi. Nu, vat. Ne, nu, vat, žinokit, jausmai yra, viskas gerai, bet jis man visur rodo tas monetas, aš čia per mažai turiu, galbūt norėtų kažkokias geresnės dovanas jums dovanoti, gal neturi resurso tam. Gerai, žinot, kaip pažiūrėsim, ką jis norėtų jums perduoti. Atsiprašau, čia mano šuniukas vaikšto aplink stalą. Sugalvojo ateiti patikrinti, kas čia vyksta. Čia, žinokit, stipriai nieko ir perduot nėra ką, suprantat, pas jį, atsakau, pas jį mintis, kad ir jisai, ir jūs galite likti su įskaudinta širdim, kad teks kiekvienam eiti atskirai, ta prasme, ir jisai paskui po santykių gali likti vienas, ir jūs viena, ir dėl finansų, va čia tas, čia va apie ką ėjo kalba, tai žinokit labai, va čia nėra net perdavimo, čia eina toliau jo, kaip sako, patok мысль. Nu, bet žinot, toliau jo mintis eina. Net negaliu pasakyti, kad jisai čia kažką tai labai perduotų, jis tiesiog toliau galvoja vat, apie pinigus, apie situaciją, kad jisai vat, aukos pozicijų, kad jisai daugiau negali duoti, jis labai nori, jis gali jums duoti, žinot ką, vat, krenta lazdų karalius, jis jums gali duoti gerą seksą, gali emocijas duoti ir panašiai, bet finansiškai aprūpinti jis kol kas jūsų negali, suprantate, dėl to ir jam skauda širdį, ir jūs galit būti sudaužytas, ta prasme, ir jums gali skaudėti širdį, ir jam dėl to gali skaudėti širdį, suprantat. Tai va, nu, vat, pentaklinė, vat, krenta ant dugno, nu, ta prasme, statusinės, jūs turit pinigų, jūs galbūt gerai gyvenat, sakau, galbūt aukštas pareigas užimat ir jam dėl to skauda galva. Čia darbas vyrukui su savim. Ta prasme, kaip sakau, visada nieko nėra neįmanoma, viskam reikia laiko. Ir, nu, aišku, čia priklausomai, kiek jūs pati norite tame dalyvauti ir dirbti su jo baimėm, bet viskas yra įmanoma, jeigu yra tik meilė, ar ne? Tai va, tai šiandien toks labai įdomus buvo kortų skaitimas, labai ačiū žiūrėjusiam, ačiū klausiusiam. Na, nežinau, ar bus norinčių pakomentuoti, ar tai jūsų situacija. Jeigu pakomentuotumėt, tai tikrai labai apsidžiaugčiau, todėl kad labai įdomu sužinoti, ką mes konkrečiai pamatėm, kieno gyvenimišką situaciją. Jeigu nenorite komentuoti, tai užteks, kad paspaustumėt laiką ar ne, patiktuką. Gerai, tuomet labai jums ačiū už dėmesį, ačiū už laiką su manim ir tada iki pasimatymo kitose video.